Sveiki, čia Coast to Coast ir paskutinioji laida apie pasaulio krepšinio čempionatą. Jums turbūt iškyla klausimas, kam analizuoti rungtynės, kurios buvo laimėtos beveik 40 taškų skirtumu. Tritaškius matė visi, tačiau varžybose slėpėsi ir daugiau detalių, kurios tikrai vertos trupučio laiko ir dėmesio. Tad pasiruoškite žaidėjų palyginimams su aitvaru, netikliems tritaškiams ir trumpiausiam visų laikų šturmui. Pradėkime. Varžybos prasidėjo nekokybiškai. Nemažai krepšinio ekspertų stebėjosi prasta amerikiečių gynyba. Dažniausiai jie kentėdavo nuo gynėjų nesugebėjimo tinkamai stabdyti žaidimo 2-2, kai kamuolį kontroliuodavo Teodosič arba Bjelica. Kyrie Irving nesėkmingai bando perimti kamuolį ir palieka komandos draugus gintis keturiese. Vėluojanti Harden pagalba konvertuojasi į lengvą dėjimą, keista Irving pozicija gynyboje, kuri iš esmės reiškia, kad Cousins turi vienu metu ginti du žaidėjus. Iš pradžių Rose prašoko savo ginamąjį, o vėliau Thompson atsisako atlikti rotaciją ir atsitverti po krepšiu stovintį varžovą. Tačiau viską pasvėrus ir suskaičiavus, pasirodo, kad serbai klaidomis nuobodžiojoje aikštės pusėje nusileido ne per daugiausiai. Jų komandoje prasčiausiai atrodė Bjelicos ir Teodosič tandemas. Vieną akimirką Bjelic pozuoja kameroms, o kitą yra priverstas prasižengti prieš iš akių pamestą oponentą. Dėl neparuoštos Teodosič gynybos, Irving sugeba prasiveržti link krepšio ir pelnyti taškus neatlikęs nei vieno perdavimo. Vėluojančią pagalbą gynyboje Bjelic pagardina nepasvertą pražangą. Šie judesiai labiau panašus į besiplaikstantį aitvarą, o ne į pasiruošusį gynėją. Žinoma, susikrauti pranašumą amerikiečiams padėjo pataikyti sudėtingi metimai. Bet faktas, kad serbai per visą kėlinį rinko taškus toliausiai metro atstumu nuo krepšio, irgi netrukdė. Bet net ir progo aplink krepšį jie nesugebėjo pilnai išnaudoti. Aukštaūgius akivaizdžiai trikdė amerikiečių atletiškumas. Panašu, kad per pirmąjį kėlinį išvadų nei vienas iš finalo dalyvių nepadarė, kadangi klaidų skaičius gynyboje antrajame kėlinyje nesumažėjo. Gay lengvai pasinaudojo jam paruoštų pakilimo ataku. Buldozerio mentalitetų dirbantis Irving tiesiog pargriauna savo varžovą ir suteikia jam progą mesti du baudos metimus. Sukta ir netikėta serbų dviguba gynyba yra lengvai įveikiama paprastu perdavimu. Ir žinoma, jau legendomis apipintas Harden trumpas jungimas. Bet užuot vien klydę, amerikiečiai sugalvojo tuo pačiu pademonstruoti ir teigiamų gynybos pavyzdžių, kurie iš dalies sukūrė atsvarą. Galima išskirti Cousins, kuris pasinaudodamas savo atletiškumu puikiai padėdavo komandos draugams. Ir Rose rankų miklumą, suteikusi amerikiečiams papildomų atakų. Kitas akį rėžiantis dalykas buvo serbų neišnaudotos progos. Jie buvo ypač kreivi nuo 3 taškų linijos. Ir ne visada tiksliai užbaigdavo tokias netoli krepšio. Bet turbūt skaudžiausia buvo tai, kad nepanaudota galimybė kartais virsdavo tobulų šansų amerikiečiams, kurie nebuvo tokie atlaidūs.
Trečiąjį kėlinį Europos atstovai pradėjo šturmu. Gaila, kad jis truko tik minutę. Įsivaizduojamam sugrįžimui kelią užkirto jau pirmajame kėlinyje matyti trūkumai. Pirmiausiai tai klaidos gynyboje ir šį kartą pasistengė aukštaugiai. Niekas neperspėjo Teodosič apie laukiančią užtvarą ir tuo pasinaudojęs Irving pelno taškus. Ne visai reikalinga techninė pražanga stabdant Cousins ir niekas net nepristabdo link krepšio besiveržiančio Harden. Bei žinoma, neišnaudotos progos. Galiausiai šis epizodas neblogai reziumuoja pasaulio čempionato finalą. Serbai pataiko tritaškį ir lengva ristele grįžta į gynybą. Deja, kažkas pamiršta sustabdyti žaidėją su kamuoliu ir geriausias varžybų dalyvis atlieka metimą, būdamas visiškai laisvas. Akivaizdu, tai buvo netikės finalas. Atkakli kova tetruko kėlinį. Apsistundimai prasidėjo jau trečiame. Visgi, analizė atskleidė, kad dėl pralaimėjimo nebuvo kalti tik sudėtingi metimai. Klaidos gynyboje, nepataikyti tritaškiai ir nesugebėjimas užbaigti atakų buvo tikrai nemažiau svarbus faktoriai. Kuo toliau, tuo labiau kartais išgirstamas teiginys, kad rinktinės demonstruoja geriausią krepšinį žaisdamus būtent prieš amerikiečius, atrodo nesąmoningas. Dėkui, kad žiūrėjote. Jeigu patiko, ką matėte, užsiprenumeruokite šį kanalą paspausdami tą didelį geltoną mygtuką. Taip pat nepamirškite peržiūrėti kitų analizių arba įrašų apie krepšinio pagrindus. Pastebėjimai ir kontrargumentai, kaip visada, laukiami komentaruose. Čia buvo laida Coast to Coast su kitokiu požiūriu į krepšinį. Iki ir tebūnie krepšinio dievai su jumis.